Sveiki visi, savaitės pabaigai turim Landirenzo serviso 007 dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse dar vieną darbų pavyzdį, į kurį sumontuota Landirenzo sistema. Tai šį kartą turim Subaru Outback automobilį, 3,6 litro, 2016 metų modelis. Pakankamai įprastas ir dažnai užsukantis ir apsilankantis pas mus dirbtuvėse modelis, tai tikrai dešimčių ne viena yra sumontuota, ne išimtis ir šis. Tiesa, prisižiūrim labai nemažai įvairių primontuotų sistemų ir prisiklausom iš klientų apie visokiausius ten trūkčiojimus, nevažiavimus, akceleruojant, smūgiavimus, tarsi priekabą vežtume, visokių tokių niuansėlių ir panašiai. Tai tikrai noriu visus patikinti, kad 3.6 šitie Subaru modeliai važiuoja puikiai dujomis. Tiesa, sistema turi būti parinkta tinkamai, sukalibruota tinkamai ir sumontuota be abejonės irgi tinkamai. Tai jeigu ieškosi tų sprendimų kokybiškų, kur tikrai nereikės paskui kovoti su kažkokiais vėjo malūnais, tai kreipkitės, mielai padėsim. Na, o grįžtant prie šio Subaru ir dujinės įrangos, tai trumpai apie pačią komplektaciją papasakoju. Tai Landirenzo Evo OBD valdymo blokas štai šitoje vietoje. Greta yra skystos fazės filtras OMB, BFC bei skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Dujinės fazės filtras išvestas patogiai štai šitoje vietoje. Reduktorius yra truputį žemiau, sumontuotas Landirenzo LI10 Turbo Oversize. Našiausia šio reduktoriaus versija, dujiniai purkštukai po 3 kiekvienoje pusėje, Landirenzo grupės AEB A+ dujiniai purkštukai. Saugiklis prie pliusinės klėjamos, na ir visi dujinės įrangos montavimo darbai, kaip visada pagal aukščiausius kokybės reikalavimus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turime specialias apsauginės gofras, specialias dujinės žarnas, kad jos nesmirdėtų, neskleistų kvapo, spyruoklinės sąvaržas, jokių plasmasinių trišakių, laikiklių, dar kažko, spyruoklinės sąvaržos, visur bronza, viskas taip, kaip turi būti, kad būtų patikima, tvarkinga ir nekeltų jokių problemų nei dabar, nei ateityje. Automobilis be abejonės ištestuojamas kelyje, tiek mieste, tiek už miesto. Joks iš esmės montavimas negali būti atiduodamas klientui savaime suprantama, turbūt be testavimo ir be sistemos kalibracijos ir patikrinimo kelyje. Tai be abejonės viskas yra peržiūrima, sureguliuojama, patikrinama taip, kaip automobilis važiuoja benzinu. Jeigu yra kažkokių pastabų, be abejonės klientui jos visos yra susakomos ir jau galima atiduoti, reiškia, klientui automobilį su dujinė įranga. Tai apie variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtuką, kaip visada, montuojam ten, kurio pageidauja klientas. Pas Subaru, kaip taisyklė, jisai yra šitoje vietoje, bet kai kurie nori jo kairiau, kaip kad čia pavyzdys prieš rūkinio mygtukas įdėtas. Visi variantai yra įmanomi, kaip klientas pageidauja, taip ir sumontuojam šitoje vietoje, ginčytis nėra prasmės. Dujų balionas atsarginio rato vietoje, sumontuotas kokybiškas Bormech gamintojo balionas, neturkiškas, 802 litrai talpos, tikrai pakankamai solidus, užsidaro lygiai gražiai švariai. Pildymas vėlgi padaromas taip, kad mes atsidarę dangtelį iš karto galėtume jungti pistoletą, pildytis dujų, jeigu reikia atsisukam benzino užpilimo kamištį ir pilamės benzino. Patogu, jokių papildomų adapterių prisukinėjimų, atsukinėjimų, nieko daryti nereikia, viskas gražiai pasislėpia. Tai va, tai tiek apie Subaru Outback ir Landirenzo dujinės įrangos montavimą servise 007. Kaip jau paminėjau, jeigu ieškot kokybiškų sprendimų, švaraus variklio skyriaus po darbų, tai kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.